Sveiki draugai! Norime apžvelgti programėlę skirtą DCK vejos robotui. Tai appsas vadinasi Terrain. Jūs perkant prekę rasite QR kodą pakuotėje ir galėsite parsisiųsti šią programėlę. Arba galite iš anksto parsisiųsti ir patys. Ikona atrodo štai taip. Google Play mato kaip vadinasi, lygiai taip pat vadinsis ir iPhone appso Store. Mes įkeliaujam į robotą. Pradžiai jūs roboto nematysite, bus tik tais viršuje dešinėje pliusas. Paspaudus pliusą pasirinksim patį pirmą vejos robotą, nuskanuosime jo QR kodą, kuris yra ant roboto galo ir robotas iš karto prisidės prie jūsų paskyros. Paskyra sukurti taip pat yra lengva, standartinė procedūra. Įvesite savo elektroninį paštą, gausite patvirtinimo kodą, kurį įvesite į programėlę. Žodžiu, nieko sudėtingo, nieko kitaip nėra negu ir visur. Kuomet jau būsite robotą prisidėję prie savo programėlės, matysite jūs jį taip, kaip matau ir aš. Ir paspaudę ant jo turėsime pačios du pasirinkimus, kaip prisijungti prie vejos roboto. Tai Bluetooth technologija naudojama, kai esame šalia roboto ir, pavyzdžiui, mes norime piešti perimetrą, įvesti nevažiavimo zoną ar kažkokį ten tunelį nupiešti, kažką pakoreguoti. Tai, ką reikia daryti esant šalia robotui. Visais kitais atvejais jungiamės per Wi-Fi, tai nuotoliu. Ir savo robotą matysime iš bet kurios pasaulio vietos, kur mes turime interneto prieigą. Dabar matome, kad yra sukurti du žemėlapiai. Robotas pirmą žemėlapį jau baigė pjauti, pervažiavo į kitą plotą ir tęsia pjovimą štai šitam kampe. Roboto darbo režimai yra du. Tai matom po žemėlapio pačioj kairiai Auto Mode, taip pat yra ir Manual Mode. Tai pasirinkus rankinį režimą mes robotą patys išleisime į darbus, pasirinkus auto režimą įsijungia tvarkaraštis. Angliškai schedule turbūt vadintis turėtų. Laikrodukas mūsų dešiniai, nuo 10 iki 10 jo yra darbo laikas. Tai tuos dalykus mes galime koreguotis paspaudę ant laikroduko šiek tiek aukščiau, štai čia. Ir matome, kad visom dienom jisai visas 7 dienas dirba nuo 10 ryto iki 10 valandos vakaro. Jeigu norim kažką koreguoti, spaudžiam viršų dešinį krumpliaratį ir turime visas dienas ir galim pasikeisti laiką. Kad tarkime ten startuoja jisai nuo 11:30 ir baigia ten, kažkada kaip norite. Tai žodžiu, tvarkaraštis dėliojasi atskirai. Toliau. Mes matome jo darbo principą tokį, kad robotas pirmiausia nusipjovęs visą perimetrą, užsibaigia galiukus ir pervažiuoja kitą zoną. Dėl to, šitoje vietoje mes matome, kad yra nedapjautos zonos, tai robotas pirmiausia negaišta laiko apvažinėdamas kliūtis, jis važinėja ilgiausiam distancijom, kad kuo efektyviau greičiau nupjautų viską, kiek galima nupjauti. Dabar čia matom, galiukas dar yra nedabaigtas, jis jį dabaigs pjauti šitą galą ir paskui užbaiginės šituos visus nedapjautus dalykus. Kaip pavyzdys, jisai važiavo iš kairės į dešinę, sutiko kliūtį ir toliau likus dalis yra nenupjauta. Tai ją nupjaus vėliau. Toliau. Kadangi robotas dabar dirba, aš galbūt ne visas opcijas galėsiu parodyti, bet apžvelkime jo nustatymus. Spaudžiame viršų dešiniai krumpliaratį. Matome jo žinutes, kokie pranešimai yra iš jo atėję. Toliau yra tas pats tvarkaraštis, kurį aš jau jums ir rodžiau. Sekantis yra žemėlapio redagavimas. Jis jau galimas tik prisijungus per Bluetooth'ą ir tik tuomet, kada robotas nedirba. Dabar jis turi darbą pabaigti, dėl to man daug ko daryti ir neleis. Tai pirmieji nustatymai galimi mūsų važiavimo kryptis. Kiekvienam žemėlapio dalį atskirą kryptį galim nurodyti. Ir robotas baigęs pjauti 10 laipsnių keičia kryptį tam, kad neliktų proveržų. Tai šiuo atveju aš negaliu nieko įjungti jums parodyti, nes reikia robotą stabdyti, kad jisai nepjautų daugiau mūsų ploto. Tai dabar parodyti negaliu. Lygiai taip pat ir pjovimo aukštis. Mes galime pasirinkti, kokiam aukštį pjauna vienam sklype arba kitam sklype individualiai.
Nu, tai delete jau aišku, mes galėsime ištrinti arba visą žemėlapį, arba jo dalį kažkokią. Pavyzdžiui, sugalvosim, kad takelį mums reikia ištrinti, kitur persipiešti. Tai takelį šitą ištrinsime ir nusipiešime naują taką, kaip pavyzdys. Arba kažkokias nevažiavimo zonas, kurias esam prisipaišę. Važiavimo istorija, tai čia mes matome visą, kaip jisai dirbo, kada jis stojo, kada jis ką darė. Čia nieko aktualaus nėra. Roboto vardas. Nieko čia taip pat. Oi, pabėgau už menų. Toliau, balsas. Robotas kalba. Kalbų kol kas daug labai nėra. Rusų kalbos nėra, bet yra lenkų, yra anglų. Mūsų žiniomis bus ir lietuvių. Kaip garsiai robotas kalba, tai čia yra jo nustatymai. Galima išjungti balsą ir robotas nebekalbės. Čia jau kaip norėsite. Toliau, kliučių apvažinėjimai, kliučių matymai. Tai mes galim pasirinkti, nuo kokio aukščio kliūties robotas į ją reaguoja. Tai 20 cm arba 30 cm, o kameros darbas įsijungia čia šitoje vietoje. Tai kameros darbas yra šviesiuoju periodu nuo 9 ryto iki 9 valandų vakaro. Galime savo kameros laiką pasikoreguoti, nes pas mus dabar jau šviesa turbūt yra nuo 6 ryto. Bet robotas nuo 6 nedirba, tai nėra skirtumo, taip kad padarom nuo 10 iki 10, tada, kada mums yra tvarkaraštis leidžiantis robotui dirbti. Išsisaugom, bet aš kol kas išjungsiu šią opciją, nes man jinai kol kas nereikalinga dėl kitų testų. Lietaus atidėjimas. Robotui, kuomet aplyja lidaro stiklą, jisai mato, kad lietus važiuoja į stotelę. Ir paskui pasirinkimas, kiek laiko palaukti reikia jam po lietaus, kad žolė pradžiūtų. Tai čia pasirinkat patys. Šviesos, tai robotas priekyje turi šviesas, tokias raudonas. Tai nakties metu galim matyti, kaip robotas važinėja, bet mes naktį jo neleidžiam, taip kad nėra skirtumo. Galime pasirinkti kiaurą parą, kad robotas visą laiką šviestų savo švieson. Tas yra ir padaryta. Na, PIN kodas turbūt viskas aišku. Softo versija čia. Visą laiką galim pasižiūrėti, ar yra naujausia programinė įranga. Gamintos labai dažnai naujina programinę įrangą ir vis atsiranda daugiau visokiausių funkcijų pas jį. Wi-Fi'aus konfiguracija, tai mums reikalingas Bluetooth'as, kaip matot, tai reikia būti šalia roboto. Tada mes vietoje galime pasirinkti Wi-Fi'aus tinklą, prie kurio robotas įjungsis. Kadangi mes esame keliasdešimt kilometrų nuo savo roboto, tai mes Bluetooth'u neprisijungsime. Šitoje dalyje mes matome, kiek mūsų peiliai laiko veikia. 42 valandas. Nu ir device log. Šita funkcija skirta gamintojui nusiųsti visą roboto darbo logą, informaciją, jei kažkoks yra klausimas, kažkaip dirbo galbūt nekorektiškai, kažką norite pakomentuoti, tai gamintojas prašys jūsų atsiųsti visą logą. Tai spausime, kad mes sutinkame siųsti logą ir išsiųsime jo informaciją. Robotas turi stovėti savo stotelėje, kai tą darysite. Na tai va, tokios yra esminės funkcijos. Turi viską, ko reikia. Yra normalus valdymas. Kol kas programėlė yra anglų kalba, bet mūsų žiniomis jinai taps lietuviška. Nieko čia sunkaus nėra. Sekančiam galbūt karte mes, jau kai būsim šalia roboto, pratęsime apie kurias funkcijas apie roboto valdymą jau įjungus Bluetooth režimą. Tai yra žemėlapio kūrimas. Bet čia tikrai nieko sunkaus nėra, nes kuomet kursite žemėlapį, tai visų pirma, mes apsivesim robotą visų perimetro apvažiuosime, kaip maža mašinėlė. Ir baigę perimetro žymėjimą, mes paskui galėsime apvažiuoti visas kliūtis, kurias jis turėtų nepjauti. Be abejo, robotas turi kamerą, turi lazerinį skanavimą, bet kliūtis visą laiką galima įsivesti. Valdymas paprastas, nieko tikrai sunkaus nereikia, išlaidauti meistrams tikrai, manau, irgi nereikia. Tai kol kas tiek, kai appsas vėl įgaus naujų funkcijų, filmuką mes atnaujinsim po kažkurio laiko, nes vis gamintojas labai aktyviai dirba ir vis įdiegia naujų visokiausių valdymo režimų.